Atsibundi po išgertuvių, o tavęs laukia mirties nuosprendis už tai, kad apvogei bažnyčią. Prieš 300 metų taip nutiko jaunam Vilniečiui, jei tikėsime legenda. Vyrukas padaugino karčiamoje ir užmigo prie Užupio tilto. Pažadintas trynė akis ir nesuprato, kodėl su juo taip žiauriai elgiamasi. Kaltinamas vagyste iš Švento Mykolo bažnyčios, jis verkė ir viską neigė. Teigė nežinas, kodėl šalia jo mėtėsi keli perlai. Teismas ašaromis nepatikėjo, nuteisė jaunuolį pakarti. Jis eina link kartuvių Rotušės aikštėje, išbalęs, svyruojantis, rankos surištos už nugaros. Minia nutyla taip, kad girdisi tik jo kalbama Dievo motinos litanija. Budelis užneria kilpą ir nustumia jį nuo pakylos. Paskutiniai vaikino žodžiai: Motin, parodyk, kad tu esi. Ta akimirka virvė sutrūksta į skutus. Jis krenta žemėn, gyvas. Minia ima šaukti, kad tai stebuklas, jis nekaltas, nežudykite. Teismas patiki stebuklu ir jį paleidžia. Tikrasis vagis, bažnyčios sargas Baltrus, netrukus sugaunamas. Jis prisipažįsta tyčia primėtęs perlų greta miegančio jaunuolio, kad nukreiptų dėmesį. Sako, tikrajam vagiui išdegino delnus ir pakorė jį toje pačioje aikštėje. Daugiau tokių istorijų laidoje Ūkanos.